Labdienėlį. Tai šiandien atėjo tą dieną, kada pagaliau reikia pradėti iš tikrųjų judinti audėnį. Tai grįžom iš užsienio, uždirbom pinigų, nusipirkom tarpinį komplektų, tą vieną, antrą. Čia kažkoks prapliešts. Taip. Tai Velenau pagrindinio. Kas dar? Grundinį kompleks, pagrindinis, taip, žodžiu. Tai čia visai sudėt, tai žodžiu, tus pradėsim surinkinėti vėjat. Tai kur mes dabar darysim, pasiemam turbiną, vešim turbiną sutvarkyti, nes kadangi Klaipėdą važiavom, tau pačiu važiavom, nuvešėm jau, nes, vis tik važiavom, kaip sakot, taupos, kadangi jau pradedam tvarkyti, tai reikia taupai, nes anksčiau nemačiau prasmės vežti. Tai va, tai žodžiu, varau iki Klaipėdos. Dar iš tikrųjų, ko važiuom, tai išlind variants, kad vėl to realiai gaunam pakelam svarcų. Liktai turėtų būti suvės elektronik, suvės kol. Tai, tokį variantą labai retą pasitaik, tai kol ir reik liekti ir pasiimtans, nes, nieks, kaip sakant, nelauks, neatvažiuojus, nesaik veš į šiukšlyn, tai nematau prasmės nepasiimti. Tai va, tai žodžiu, jodu į Klaipėdą ir kas mums bus įdomaus, tam parodysiu. Parlikėm iš Klaipėdos. Nuvežiau turbin, palikau. Parsivežėm vartus. Vartas didesnė negu tikėjaus. 5 metrų pločiaus, 3 metrų aukščiaus. Valdym, elektrim pakeliam nėra. Varikliokį nuknėsi. Tai kol kas nežinau, iš tikrųjų, ar montuosim kažkur metus vartus, ar gal iš parduosim, nežinau, matysim, kur mes darysim. Žodžiu, o toliau kėlėm blokėlių jau ant stalą. Pradžia reik tauštą išsitraukt lauk velenėlį, kaip čia balansyrkų, ką pamačiau pavadinti. Tau ištraukt goliuks reik pakeist, nes ir už, ir kleb. Tai pradžia tau pasidarom. Turėjom šitą rinkinėlį pasiskolinį. Matysim, kažką bandysim, nes atsidariau tų datą, ten įdomi atrodo, bet niek labai kažkas sudėtinga atrodo. Tai vis turėtum būti gera. Tai žodžiu, pradedam po truputį judėti priekį. Varom, dirbam, galvoju, reikia kažko biškai nupasakoti. Čia parodyti iš arčiau, gal taip sakykim. Tai nusišviečiau galvelis. Nusivaliau viską pilną, kad gražiai būtam. Blėzgu. Tai va, čia bus kaip paruošt. Kuo čia užsijama? Rongdarbės. Ui, smardinaus.
Tai va, žodžiu, buvom pas meistrą, kur užsijom su Velinas, kur sutvark Velin. Klausiau dėl žaidų, išmatau, sak žaidą Vasiliuks. Tik tas sakė, išsivalykit būtina tepalin žaidų. Nu tiesiog, dėl visą piktą, kad neužsineštam puto. Tai bus viskas liuks, karočiui, ir viso. Žodžiu, o toliau kaip viskas bus dabar. Tai ryto važiavau nuvežti galvas. Vešiu kartu suviskau, pats įsterdys. Gavau vošto gumelis. Nes kartu užsakinėjau su rinkinės visas, tai žodžiu. Parėjau tuos, veš galvus nušlifauti, sudės gumelis, prišvės voštaus, paruoš galvus dėti atgal. Tai nežinau, kitai savaitę matysim, kada gausim. Gal spėsim dar sudėti, gal nebespėsim jau šiau kadencijai. Bus, vis priklausys, ką padarys. Tai va, turbin, saik, pirmadienį reiks turbins važiuoti parsivežti. Nu ir ku, ir po truputį, varštų, būtina rek Velino. Vistas Velino mėlis, kaip čia pavadinti, visas korpus, kur užsideda. Tai va, tai dabar esam tiesiog prikabinti undvių varštų. Va, prisikabinom tiesiog, kad stovėtum savo vieto. Velins labai gražiai sukas. Vasiliuks. Tai va. Šiai gera. Tai va. Užsisakom varštus naujus, nes, čia, kaip sakom, kiek domėjus, tai tipo, jeigu variklis baukais, geriau dėl vis pasikeistus varštus. Tai va, tai žodžiu. Šiandien čia gal dar sudėsim netgi stūmoklius iš tikrųjų veit. Žiūrėsim, kaip čia tuim spės apsisokti. Na ir. Nu, sai neblogai išsivalo, ne? A tu čia ištempano? Ja, aš ištemp. Nežinau, kažkaip, skijam, kur čia veiklo. Nu jo, neš tai gerai. Žiaura, žinok. Galbūt tai nebišė iš čia. Šiaip į maiskį. Apsimes kriimt, apsimes, kad suprinkut, ku čia dara. Gera. Aš užlaikti rimti, aš užlaikti žinau, kas dara. Jo, prikėpt, išsivalyt žaidus ir sumaunam šiandien veit. Ir užkuravo. Ir užkuravo variklį. Jo. Pas mums atėjo pirmadienis ir sulaukiau skambutį iš turbinų meistrą. Tai dabar lieksiu iki Klaipėdos pasiimt turbinų. Ir praktiškai visko turėsim. Nu, da gal likus, gal kas pas meistrus. Tai reiktų sulaukti, kada atgausiam. Tai už turbin pasakė, kad bus kainėlį 260. Buvau nuvažiavęs, kad nuvežiau, sakė, 2,8 bus, bet išpigiau gavus, tai labai šaunė girdėti. Nu ir žodžiu, gavus dabar liek gauti. Ir dar reikės galbūt tarpėms užsakyti, nes kol kas neužsakinėjau. Nes nežinau tiksliai, ko jis reikia užsakyti, nežinau, kiek nušveis. Tai va, tai viską apie neblogą jodą. Surinkti, aš nesurinksim iki gal variklį šiau kadencijai, nes kažkai liek 2-3 dienas liek, kad Lietuva bus tiksliai Lietuva.
tai dar nesgais dalyvus. Būtum vis dalį čia pavykdom ir surinkti, tikrai jau čia tą problemą. Tai žodžiu, leku pasiimt ir susitiksim vėl garaž greičiausiai. Nu, jebra, grįžom namie. Tariam turbinėlį. Senas dalis sukrauts, nežinau, kokių čia padarė, tai pabandykim pažiūrėti. To tiesiog nuėmė. Tai to reiks atgal įmauti, vėjt. Ir čia tariam. Na, o čia buvau pasibrūžin matuos jau. Vamsdoks čia, kurio aš buvau sulaužęs pats reknauji. Na, čia labai prasta neatrodo, bet irgi naus ir čia iš vis neįsivaizduom, kas čia per detalį. Ir varšėlių, žiūrėk, ir daviklis kažkoks, ne? Gal daviklį tau pat reikės įsisokti. Net neįsivaizduom. Tai jau žiūrėsim, kas čia ką patrodai įsipakavus. Realia, pirm kart gyvenim turbin vežiau restauruoti. Net dažnai neteko to daryti. Tai pasiimkim peiliok šitą. Nu, gražiai atrodo. Nuplaut, nuvalyt. Labai gražu. Tai va. Akta. Nauja. Gerai, gražu. Liuks. Tai va, kas labiausiai man patinka. Metų garantiją gavom. Turim lapėlį. Tai va, metam garantijai. Jokių kilometražų nieks neribu, kaip sakant. Tai va, taip. To turim nusiploj. Nusivalė, tai va, to dedam vėt, tepal siurblį reik pastatyti. Nu, žodžiu, visą apačią susirinkinėjom. Ir po to dėsim galvas. Tai va, tai čia vis irgi apvalyt, vis aparatą. Šiaip vien dalykų noriu parodyti, tai tu jau vieną atrasi, kur yra bimbalien grandinė. Žiūrėkit, turi bimbalien grandinė. Ne, kur dėjom naują, nu čia senuoji tepal. Nu čia nutepal, bet pagrindinį lygiai tokį patei. Tai va, tariam tuok. Pasižiūrėkit dabar, kaip atrodo audens grandinė. Dvigubas, stambesnė. Net keista, iš tikrųjų pamačiau toj grandinės, visai nebevau matyti kokį nors mašiną, kad tuoj ketam, rimt, stovim grandinė. Tai visai kets rekpals. Ką va pridė šalep. Kaip atrodo. Koks skirtams. Per daug atrodo. Stipri. Bendradarbiavimas su Europos branduolinių tyrimų organizacija nori. Gal su nauju raktarkėje? Tai pranešė Gitanas Nausėda šiandien Šveicarijoje susitikė su naujoju organizacijos vadovu. Aš nulauž. Nu, apžvelgiam situaciją. Ką bunka ne visku žina. Varštoka aliuminė. Sakom, tavo tepal pomp nutrūk. Aš čia lengvai įsisok, čia vis tvarko. Bet reik naujų varžtų.
Pasirodė reik naujų varžtų ir... Eva, kad tik varžtėlis padėts. Reik naujų varžtų ir visam Interpol karterios. Ir karterio. Ir tų. Tepal pompa. Žodžiu, tus vis realią varžtą atradau, užsakiau, išskyrus Tepal pompą. Tų kol kas internet dabar netradau iš kartą pasižiūrės, tai nežinau, ryto bandys rašyti parduotuvės konsultanto. Žiūrės, gal padės atrasti, jeigu ne, kreipsimės į teisę jau Audi centrą. Čia 3 varštelė tik ten, tai kas teisė iš Audi centro nupirksim. Tai va, stojam vėl su darbas. Tai va, iš tikrųjų, net nebuvo nepasidomės iš tikrųjų to klausim, bet šiaip nebuvo net susidūręs tokias reikalas, kad tokios vietos yra keist varžtus išėlės. Tai realiai visam varikliu vos ne vis varžtus keisti. Tai, baisu. Tai dabar jau už varžtus, šiandien kuda užsakiau, bus išleis 250 eurų. Žiaurė. Nes baisant varžtų, tai pinigų išleidžiu. Tai va, tai kų. Kaip sako, niek nepadarys, rek tai rek. Tai perkam naujus varžtus, sudėsiam ir realiai darbą baigti. Niek toliau daryti negaliu. To esam prisok. Tai labai paprastai darysim po vieną varžą, kažkaip gal atsukinėsim ir vėl suksim į vietą, kad nepaleist kiekį prispaust. Nes, ir su hermetikos ir aplinko aptept. Nes taip daros. Tai va, ir viskas. Situacija tuoj, žodžiu, laukam varžtų. Ir susitiksim, kad turėsim varžtų.